Pelkytės. Žinai, aš galvoju, aš visai bandžiau ir prieš šventės prakalbinti ir pamatyti. Ir aš žinau, kad mums pastaruoju metu pasiseka tik, kai mes ką nors veikiam. Tai tada mes ir pabendraujam, ir pabūnam. Tai galvoju, čia labai geras bus formatas. Taip, važiuodama irgi galvoju, kad senokai matėmės, nes reikalų neturim. Nors vis tiek pradėti nuo tos, man didelės simbolikos. Mūsų visi susitikimai, visi reikšmingi susitikimai vyksta šitame miesto senamiestyje. Na, tai ten Domininkonų gatvė, dabar čia Bokšto gatvė. Kai man reikia tave visuomet įvardinti, kas tu, sakau, bus tokia Elvyra, ypatinga. Ir sakau, jinai yra, žinai, rašytoja, vertėja, redaktorė, sielovadininkė, bet man tai yra Vilniaus krikštamotė. Aš kažkaip vis tiek visada atsimenu, kad aš niekada iš tą miestą nebūčiau norėjęs turbūt važiuoti, nebūčiau atvažiavęs, jeigu ne tavo kažkoks tai kvietimas ir raginimas, bet šį kartą ne apie mane šitą dainą, apie tave. Turbūt mes susitikome tada, kai tu buvai panašiai kaip aš, mano amžiaus, gal šiek tiek dar jaunesnė. Truputį jaunesnė gal. Jo, ir tu buvai tuo metu ant tos vienos, nežinau, ar pirmos bangos, bet tokios didelės bangos. Tu buvai didelė žvaigždė. Katalikų pasaulio žurnalų vyriausiai redaktorė, Sandor, Liuks, Žemės druska, toksai, katalikiškos leidybos tam tikras apogėjus ten buvo, ir ne tik tais kaip spaudos, bet ir kaip reiškinio ir tokio, kultūros tokios, tai buvo pas tave zenitas vienas iš tokių, kaip tu iš šiandienos patirties, iš šiandienos savo tėkmės, savo ritmo, kaip tu tuos laikus atsimeni? Jeigu labai trumpai, tai buvo labai produktyvus laikas, labai kūrybingas laikas. Tai buvo laikas, kai aš labai mylėjau tai, ką dariau. Tai buvo tikrai aistra. Tai nebuvo mano darbas, tai buvo mano gyvenimo būdas. Bet, žinai, aš negalėčiau tikrai kalbėti apie tą laiką kaip atskirta nuo prieš tai tam tikrų buvusių etapų. Nes tu kalbi kaip apie kažkokios ten šlovės, ar ne, apogėjų, o mano vertinimai truputėlį, ypatingai gal ir dabar, kai aš turiu laiko tokiam pervertinimui ir amžius mano toks, kai man keista, bet ateina tie tokio pervertinimo, kažkokio peržiūros ir poreikis ir momentas. Tai aš tikrai negalėčiau pasakyti, aš prieš tai dirbau tik ką baigusi lietuvių kalbą ir literatūrą universitete. Aš 8 metus dirbau Povilo Mataičio teatre, folkloro teatre ir ten buvau aktorė, nes aš buvau Miltinio studiją baigusi. Kai aš ten buvau, aš buvau 8 metus. Aš šito nežinojau. Labas vakaras. Labas popietė. Tai daug ką paaiškina. Taip, ir tai buvo mano... Man tokia rašytoja, tokia teksto žmogus. Nuo tada, kai tu mane pažinai. Taip. Bet šiaip... Ir aš galvojau, kad visą laiką tave pažįstu. Šiaip, aš turėjau tikrai 2 didelės aistras. Tai literatūra nuo pat mokyklos ir teatrą. Teatre aš mokiausi Miltinio studijoje 4 metų ir pasirinkau iš jos vis dėlto išeiti, nes buvo kaip tik jau paskutinieji Miltinio metai teatre ir aš išvažiavau studijuoti į Klaipėdą. Režisūrą ir literatūrą, galvojau, man pasiseks 2 dalykus sujungti. Pasimokiau aš ten metus ir supratau, kad po Miltinio tokia jungtis, ten ta vadinama konservatorija tuo metu buvo, pati pradžia, 1 metai buvo Klaipėdoje. Tie fakultetai, taip. Ir dėstė režisūrą Kopų balsų konferencija tuo metu buvęs. Kopų balsų konferencija, žodžiu. Ir, žinoma, man buvo tam tikras kultūrinis šokas ir tada aš susirinkau savo žaisliukus ir po metų perėjau į Vilniaus universitetą. Tu nestabili? Į literatūrą. Aš labai nestabili, pamatysi. Aš galvoju, kas man ta vieta taip artima. O, aš labai nestabili. O, geras, aš stabili tam tikrų metų, kol, man atrodo, aš realizuoju save toje vietoje, kur esu. Kai realizuoju, labai lengvai dulkės nuo kurpių ir ten, kur dar nežinau. Bet nenuskubėkim, man labai įdomu, aš kažkaip Miltinio nebuvau užfiksavęs pavardės tavo istorijoje, bet tu, jeigu taip gali atvirai, kiek tu gali, tave kažkas ten nuvylė, kažkas tau ten netiko, kad tu išėjai. Miltinio studijoje negalėjo nuvilti. Ten buvo pats vienas įdomiausių jaunystėje mano gyvenimo etapų, kuris vienareikšmiškai mane suformavo kaip
kultūros žmogų ir gal kaip ir asmenybė. Mes ten susipažinom su visa aukštąja literatūra, kurios net universitete aš paskui neturėjau progos prie jos prisiliesti, nes ten buvo dalyjamos knygos tais laikais po staliuku, tų žinomų visų aktorių. Vakarų literatūra? Pavyzdžiui, Lotynų Amerikos literatūra, kuri universitete, mes gaudavom jau, kadangi aš ją žinojau, tai per fizikų tokią kompaniją mes gaudavom iš Maskvos ją veždavomės rusų kalba. Kontrabanda tokia, ne? Taip. Ir tie didieji poetai, tai buvo Miltinio mokykla ir buvo jo visos trupės mokykla. Tai aš niekaip negalėčiau apie jokį nusivylimą kalbėti. Aš baigiau, bet kai atėjo laikas rinktis, likti Panevėžyje ir tęsti studiją, aš turėjau dar vieną didelį autoritetą savo gyvenime, kurį su džiaugsmu dabar paminėsiu, tai mano lietuvių kalbos mokytoja Dainora Urbonienė. Ji dar iki šiol, ačiū Dievui, gyva yra. Ir kadangi aš sakiau, turėjau dvi aistras ir kadangi jinai man buvo didžiulis irgi autoritetas, jinai mane pasisodino, sako, žinai, Miltinio era baigėsi. Jos paklausiau ir išvažiavau studijuoti, kaip ir sakiau, atradusi tokią kaip ir jungtį, kur ir literatūra, ir režisūra. Bet kaip ir tada, taip ir vėliau man gyvenimas parodė, kad sėdėti ant dviejų kėdžių ne mano yra. Mano vis dėlto toks geriausiai turbūt gebėjimai visi duoda geriausią vaisių, kai aš susitelkiu ties viena kažkokia sritimi. Ir net jeigu man paskui ten pagundų būna labai daug, aš labai tramdau save, kad aš atsisakinėčiau, nes žinau, kad paskui turiu prabangą dirbti vieną darbą. Ne visada tai buvo. Bet tai čia dabar taip yra, bet anksčiau taip nebuvo? Nebuvo. Bet vis dėlto geriausia man buvo taip. Jeigu tik tai galėjau tais periodais, tai aš būdavau laimingiausia ir geriausia. Tai geras, tai reiškia Panevėžys, tada iš Panevėžio į Klaipėdą. Klaipėdą tai jau girdžiu, ten tikrai nusivylimas. Taip, ten aš atradimų irgi labai daug gražių turėjau ir ten buvo visiškai kitokia atmosfera tame menų fakultete negu universitete. Aš ateinu į universitetą ir ten sėdi visi savo skaityklose ir su savo, tikrai skirtumas buvo didžiulis. Klaipėdoje dėstytojai su studentais bendraudavo labai lygiavertiškai, labai kūrybiškai, betarpiškai. O čia buvo katedra ir buvo studentai ir 100 žmonių kurse, jie vienas kito nepažįsta, mažos grupė. Man buvo iš tikrųjų šia prasme tai nyku buvo Vilniuje, bet aišku, tada aš puoliau į tas akademinės studijas ir ten ir pas fizikus puoliau. Mano visa draugų kompanija buvo fizikai. Čia tokia klasika filologijos ir fizikai. Taip. Tai čia nuo senų laikų. Taip, tai aš turėjau tokią labai smagią draugiją ir tikrai labai tokią intelektualių žmonės, kultūros žmonės ir ten tikrai buvo. Bet diplomą tavo išrašė už ką? Už literatūros studijas ir nebuvau tikrai blogiausia studentė. Raudonas diplomas buvo? Ne, raudono niekada nieko neturėjau raudono. Niekada. Aš visada buvau truputį daugiau negu vidurys. Bet tu man pasakyk šitą vietą. Man atrodo, kad talentingiausi yra ne penketukininkai, ketvertukininkai. Ketvertukininkai ir truputį trioškininkai tokie, žinai. Tai tie yra tokie verslininkai, labiau sukriausi. Tie ketvertukininkai, aš nežinau, man ketvertukininkas, aišku, čia ta 5-balė sistema. Taip. Turbūt 10-balė turbūt būtų 8-tukininkai. Kur stiprus, ketvertas toks, reiškia, tas 8. Man irgi kažkaip yra labiau, nors aš jau baigiau 10-balį, man vis tiek ta 5-balė buvo tokia labai aiški. Tas mes yra 2, tai netempi, 3, tai vidutinis, 5, tai yra 5, 4, yra 4 plus 4 minus. Bet aš pradžioje labai save grauždavau, kad man iš tikrųjų nereikia 10. Man jau, kai yra tas, negaištam laiko, judam tolin. Ir aš galvoju, čia yra kažkoks sutrikimas, kažkokia bėda. Ir po to supratau, ne. Čia yra galbūt net ir tam tikros stiprybės. Ar tau čia koreliuoja šitą dalyką? Aš apie tą ketvertuką, tai žinai, ką savo kokią išvadą esu padariusi.
kad tada lieka truputį laiko huliganizmui, tokiam geram, tokiam avantiūrizmui, tokiam Ekspromptui kažkokiu. ekspromptui, tokiam neturėjimami viską atsakymui, visus klausimus, ieškojimui, tokia atvirų durų truputėlį, vieta, kur tu ir dar kitas dalykas, kiek aš esu draugų turėjusi penketukininkų, jiems buvo labai sunku apsispręsti, kurgi jiems pasukti. Nes visur gali, ar ne? Nes visur gali. Ir galbūt retai, kada yra kažkokia viena arba kita vieta, kur labai aiškiai tave traukia, kur tave veda, tau net nereikia dėti pastangų, tau ten viskas sekasi, ar ne, tau visi dalykai į rankas tarsi ateina, sukrenta patys. O tie žmonės kankindavosi ir įstodavo dažniausiai ten, kur kažkokiais pragmatiniais tikslais. Tai aš turiu tokią dabar savo tokį pliusiuką šitoje vietoje pasidėjus, galvoju, gerai, kad aš neišsigandau. Ir tų savo šokinėjimų iš srities į sritį, gerai, kad ten sąmoningai nesistengiau ten padaryti būtinai geriausiai, kaip tik tai galiu. Aišku, darai gerai ir kaip gali, bet tai nebuvo mano tikslas. Niekada. Buvo, kaip ir sakiau, tikslas pats procesas. O gerai, reiškia labai įdomu. Miltinis, tada per Klaipėdą į Vilnių, filologiją. O kai tu atsidūrei bažnytiniuose, tuose, norėjau sakyti, sluoksniuose, bet tie sluoksniai nieko nepasako tas žodis. Galbūt bažnytinėse organizacijose, tokiuose kaip leidykla, apskritai tokie tapai. Viena pirmųjų tokių pasauliečių, kai dar reikia prisiminti, kad bažnyčia labai vis tiek buvo tokia klerikali praeito amžiaus pabaigoje ir staiga išryškėjo tokie pirmi ryškus pasauliečiai, išsilavinę, drąsūs, nuovokus. Tai tu tikrai buvai viena iš tų tokių, kai aš atsakau, tas toks žvaigždės laukas. Aš girdėdavau, kad tai ta Elvyra, kuri iš Šiaurės Atėnų atėjo. Taip. Tu buvai Elvyra iš Šiaurės Atėnų? Taip, aš buvau Elvyra iš Šiaurės Atėnų. Ten aš irgi dirbau 8 metus beje. Ir kai folkloro teatras žlugo, tai tiesiog tada irgi beveik tą pačią dieną mane pasikvietė Šiaurės Atėnai dirbti korektorę. Žinai, taisyti klaidas. Taip. Aha. Ir niekada nemėgau spaudos, turėjau apie ją įsivaizdavimą labai nekokį. Bet kadangi tai buvo kultūros savaitraštis ir kadangi man reikėjo darbo, aš nuėjau skaityti tą korektūrą. Ir mano krikštatėvis Šiaurės Atėnuose iš tikrųjų buvo žinomas vertėjas Laimantas Janušys. Jis tiesiog privertė padaryti mane pirmąjį pokalbį, tai buvo pokalbis su Norbertu Vėliumi. Tas pokalbis tikrai buvo. Taip. Ir kažkaip užkibau ten ir paskui pradėjau rašyti po truputėlį, įvairius kitus pokalbius daryti. O kai susidomėjau religinę tematiką, tai sutapo su mano asmeniniais ieškojimais ten. Netrukus tiesiog suformavom Šiaurės Atėnuose religijos puslapį. Čia tavo buvo iniciatyva? Čia buvo mano iniciatyva ir Julius Sasnauskas ten yra mano iniciatyva. Iki šiol, man atrodo, Julius ten parašo kartais tos evangelijas, tos skaitinius. Ir iš ten mane pakvietė Vyskupų konferencija reformuoti Katalikų pasaulio žurnalą, nes jis tuo metu buvo visiškai, tokioj labai blogoj būklei, nuo 100 000 tiražo atgimimo laikais. Tada buvo gal kokie, aš dabar nebenoriu meluoti, bet gal kokie 4-5 tūkstančiai. Ir jis tikrai atrodė labai liūdnai. Ir turinio prasme, ir visokia prasme. Tai va, taip aš atsidūriau Sandoroje, tiesiog... Kas tave pakvietė? Kokie žmonės? Kardinolas, tuometinis Audrys Juozas Bačkis, tuometinis vyskupas ir vyskupas Boruta. Tuo metu, tuomet jis dar buvo arkivyskupas, ne kardinolas. Taip. Bet kai tau paskambina, ar jo ten komanda, nežinau kaip tai buvo, ar komanda, ir jis pats skambino, vis tiek tai yra toks, kaip, nežinau, kaip Bidenas dabar paskambintų turbūt, tokio pat lygio reikalas. Ar tau tai buvo taip gana kasdieniška, tu su tokiais žmonėm bendraudavai? Aš nesakau, kad man buvo ten, čia kardinolas, matot, paskambino ten. tai yra arkivyskupas. Ne. Kita vertus, mano aplinka buvo kitokia.
Mano aplinkoje buvo Sigitas Geda, mano aplinkoje buvo Sigitas Parulskis, mano aplinkoje buvo Linas Paulauskis, su kuriuo mes labai paskui gražiai bendradarbiavom. Jis buvo vyriausiasis redaktorius, aš buvau atsakingoji sekretorė Šiaurės Atėnuose. Ir daug kitų, tikrai, ir Laimantas Jonušys, ir daug kitų asmenybių, kur Beresnevičius, tas irgi rašydavo. Tam tikras toks, elitas, tau buvo kasdieniška aplinka. Taip, kultūrinis elitas ir tikrai ten irgi aš turėjau labai daug progos augti. Bet dar šiek aš vieno dalyko nesuprantu. Tai tu atėjai kaip korektorė, tai tokia gana kukli pozicija. O tai kaip tu tapai atsakingai sekretorė? Čia yra kaip ir antras žmogus po redaktorių. Žinai, tiesą sakant, aš turiu iki šiol stalčiuje Sauliaus Šaltenio raštą, kuris man paveda visus įgaliojimus perduoda. Tai redaktorė aš tikrai niekada nebuvau, bet Sauliaus Šaltenio įgaliojimus tebeturiu rankai įrašytus, bet tai buvo natūralus procesas. Aš gal labai nepopuliaru šiais laikais taip sakyti, bet aš tikrai niekada nesiekiau jokios karjeros. Aš tiesiog dirbau tai, kas man patiko. Kadangi patiko, dirbau turbūt ne visai blogai ir natūraliai, tai ten buvo skyriaus redaktorė, tada atsakingoji sekretorė. Tai tiesiog atrasdavo, pastebėdavo, įvertindavo ir dėl to pakviesdavo vis kažkur daugiau. Tau nereikėjo pačiai savęs siūlyti? Ne, niekada. Tarp kitko, žinok, niekada nereikėjo. Man visą laiką aš buvau kažkur pakviesta, aš turėjau tokią, šioj vietoje gyvenime aš tikrai turėjau marškinėlius tos baltus. Arba daug avansų darydavai dalykų, kurie po to žmonės tiesiog, kaip. Aš visą laiką manau, čia mano yra tokia nuomonė, kad dažniausiai geriausią karjerą padaro tie, kurie, kai reikia kažką daryti, neklausia, ką man už tai duosi. O jį man padaro, o po to tas grįžta. Be abejo. Tai čia, žinoma, ir apie savanorystę galima kalbėti. Taip. Aš ten daugybę metų esu daugybę dalykų padarius. Bet aš tai esu šokė, jaučiuosi nepasiruošęs mūsų susitikimui. Aš sąmoningai nesiruošiau, nes aš galvojau, kad aš tave labai gerai pažįstu. Labą dieną, ponia Elvyra Kučinskaitė. Sveiki, Gediminai jauniau. Ta Elvyra iš Šiaurės Atėnų, nuo čia mes visi susitikom. Bet tas kultūrinis sluoksnis, kažkaip jaučiuosi ką tik praturtėjęs ant milijonų. Kiek tu visko čia turi. Tai tu esi pirmiausia kultūros žmogus dabar. Ateini tokia tikra žvaigždė kultūrinio lauko, atsakingoji Šiaurės Atėnų sekretorė, dabartinė kalba nėra tokio prototipo, Šiaurės dabar yra mikro ar ne. Tuo metu tai buvo labai tikrai populiarus. Tai yra didelis dalykas. Ir staiga tau paskambina būsimasis kardinolas, tuometinis arkivyskupas, kur tau, kaip tu pati sakai, malonu, bet tai nėra joks Donaldo Trumpo ar Bideno lygio skambutis, tai yra tiesiog dar vienas iškilus Vilniuje dirbantis žmogus, kuris tau kažkokį turi reikalą. Jisai tavęs paprašo reformuoti. Kaip tu tą priėmei? Kaip garbę, galimybę, misiją, pareigą? Nes tas žodis reformuotis jau savyje labai turi krūvę daug. Taip. Nes reforma reiškia visada konfliktą, pokytį, remontą, daug dulkių, daug purvo. Aš dabar kaip pagalvoju, labai ambicinga, gal net įžūli sakyčiau, nes aš viską persvarsčiau, pergalvojau ir nutariau, kad būti katalikų pasaulio, ta prasme, stumti katalikų pasaulį toliau toks, koks jis yra, traukti iš kažkokios duobės, man pasirodė neefektyvu. Jeigu nori tarti kažkokį kitą žodį, naują žodį, ar ne, į kažkokį kitą lygmenį, aš įsivaizdavau, kad aš galiu į tą kitą lygmenį, tą leidinį kažkaip pakelt. Patirties jau vis tiek turėjau šiokios tokios. Ir aš tiesiog parašiau, man atrodo, 10 sąlygų. Kaip koks Liuteris. Kaip sąlygų, pasiūlymų, prasme, jeigu savo ketinimus išdėstyti. Jo, prasme, maždaug aš eisiu į tą poziciją, jeigu aš galėsiu reformuoti visiškai leidinį, jeigu galėsiu keisti jo pavadinimą, jeigu galėsiu atsivesti visą savo komandą ir jeigu... Neliks akmens ant akmens. Jeigu galėsiu savo platinimo struktūrą sukurti, nes tada buvo su katalikų pasauliu bendri tie reikalai ir ten visą laiką kažkaip būdavo, kiek aš pamenu, visi redaktoriai ten tokioj balutėj, jie ten žūdavo, murkdydavosi, ten buvo problemų tikrai su katalikų pasaulio leidyklos jungtimi tuo metu.
Na ir visos tos 10 sąlygų buvo priimtos tuo metu, bet man atrodo, kad sandoros gyvavimo laikas buvo trumpas irgi dėl tų sąlygų. Ta prasme, kad... Jis palėtė kažkokius pinigus, tai ne pinigus. Aš apie tai tiesą sakant nenoriu kalbėti net, nes visos pusės šitos dalykus mato kitaip. Aš mačiau iš savo, taip sakant, tokios vietos ir man atrodė, kad ten buvo labai daug skaudžių ir neteisingų dalykų padaryta. Gedibinai, tu puikiai tai atsimeni ir man tai ten iš viso buvo toksai, žinai. Sudalyvavai taip ten. Aš tada daug dalykų nesupratau. Dabar, kai šį savo jau dabartinio supratimo žiūriu tą momentą, tai ten tikrai buvo tokio labai daug principingumo, tokio bet sveiko, teisingojo principingumo. Aš tiesiog tuo metu neįsivaizdavau, kaip galima kitaip, nes aš labai tikėjau tuo, ką darau. Gal sakyčiau, naiviai tikėjau. Tokio atsivertėlio karščiu, ar ne, kurį reikia truputėlį įžeminti. Tai vat, ta sandoros istorija, jinai žiauriai mane įžemino. Ir jeigu ne kai kurie žmonės, tai aš turbūt tikrai nieko būčiau nusisukusi nuo visų tų reikalų. Aš suprantu, kad mes čia gal neturim tokio nei uždavinio, nei noro leistis į detalės, misinėti to, bet man tai įdomus yra gal, kas nežino, gal reikėtų pasakyti, kad tai yra kalba apie tai, kiek metų truko sandoros epocha. Aš buvau ten 3, po manęs dar buvo 1 metai. Tave pakvietė, tu atėjai, tu reformavai, tu sukūrė naują produktą Sandoro, kuris buvo gliancinis, nuostabus. Jeigu kažkada savo pike žmonės buvo geras, kokybiškas, toksai labai patrauklus žurnalas, tai katalikai buvo prieš tai padarę Sandorą, kuri buvo tokia. Tik nebuvo dvasiniam temom, tokia labai gili ir kartu labai, skaniai padaryta. Ir visą tai tu pastatei ir visą tai tau reikėjo palikti arba pasakyti maištininkas žuvo, šlovė drakonai. Aš labai dažnai sutinku žmonių, kurie sako, aš praradau tikėjimą, nes ten koks nors klebonas, ką nors pasakė arba ką nors padarė. Kaip tu nepraradai tikėjimą? Čia buvo ne klebonas. Tiesą sakant, tikėjimo nepraradau, bet pagarbą praradau tam institucijai truputį iki šiol. Iki šiol aš nežiūriu į ją su visišku pasitikėjimu. Nors tikrai galiu pasakyti, kad veikiausiai buvo ir mano klaidų, ir mano tokių ambicijų gal nepamatuotų ir kažką būčiau galėjus padaryti kitaip toj situacijoje. Tuo metu neturėjau tokios patirties. Tikrai, man atrodė, taip teisinga padaryti. Tai tiesiog aš galvoju, kad tikėjimas yra, jeigu jis tik tai pagrįstas vien tik tai kažkokiais išoriniais, instituciniais, ar ten netgi ir kažkokiom moraliniam normom, ar ten kažkokiam tikėjimo praktikom, jeigu vien tai jis tikrai gal gali sugriūti. Arba jeigu labai, kaip čia nėra tokio gal asmeninio ieškojimo, to asmeninio santykio ir beje ir visokių klausimų kėlimo, pačių kontroversiškiausių, nebijojimo kelti tuos klausimus. Tai tada turbūt, tiesiog jis ant kitų pamatų stovi, aš taip galvoju, ar ne? Kita vertus, aš kaip ir minėjau, jeigu net tam tikri žmonės šalia manęs tuo metu buvę, vienas iš tų žmonių buvo tu, Gediminai, tuo kritiniu momentu. Buvo kunigas Antanas Saulaitis, buvo kiti šviesus tikrai žmonės, tas pats Julius Sasnauskas. Tai aš nežinau, kaip ten būtų buvę. Tai va taip, sukrėtimas buvo tikrai didžiulis. Turbūt tai buvo viena tokia didžiausių dramų mano gyvenime. Ir ne dėl to, kad aš praradau darbą, labai mylimą darbą, bet kad buvo didžiulis nusivylimas, kad štai ten vyksta tokie, kaip man atrodė, labai negražūs dalykai ir taip toliau. Tiesą sakant, kai aš paskui po jau keletų ar 15 metų turėjau reikalų su valstybinėm institucijom, tai aš supratau, kad bažnyčia yra angelai. Rimtai?
Taip. Dažnai aš taip galvoju. Ir kad tikrai visi turi visokių, visų pirma, ar ne, visokių ten priežasčių, kurių tu niekada nežinai, visokių požiūrių, visokių tikslų, nu negali vien iš savo to paukštelio sėdėti ir čia išrašinėti visiems baudas, ar ne? Tai ne, nu taip. Tai manau, aš tikrai ne, man irgi vat, skaudu tą prisiminti, dabar taip irgi akis spaudžia prisimenant, bet taip truputėlį žiūrint su tokiu jau iš patirties kylančiu atlaidumu, man atrodo, kad tas laikas buvo iš vienos pusės labai ypatingas, iš kitos pusės unikaliai sudėtingas, nes jie, tie bažnyčios lyderiai, jie nemokėjo su pasauliečiais elgtis, nes tai buvo pirmas atvejis, ar ne? Pasauliečiai irgi neturėjo, dabar jau gal kažkokios kultūros šiek tiek susiformavusios. Čia gali ypatingai atsivertę žmonės, jie neatėjo iš hierarchinės sistemos, jie atėjo laisvi žmonės. Evangelijos prisiskaitė. Evangelijos prisiskaitė. Visai neskaitė katekizmo ir kanonų teisės, prisiskaitė čia Evangelijos šneka mums nesąmonės. Jo, tai, bet kita vertus, aš tai kažkaip labai tau vis noriu tą tokį išpažinimą padaryti. Aš nekartą esu pagavęs save, kažkaip apie tai vis pagalvoju. Man dabar toks laikas yra, kažkaip turbūt dabar man yra taip, kaip tada buvo Elvyrai. Nu, toks, žinai, banga, gerai, kaip tu ir sakai, nu nedirbu aš, dabar aš gyvenu. Taip, mano gal ten kitos situacijos, Lietuvos balsas, nesandora, ten savivaldybės kažkokie dalykai, bet tas toks, na, kur tu esi dabar tokiam, žinai, galimybių verpete ir tu sukiesi darai, nes tai atrodo prasminga. Bet ir aš kartais pagalvoju apie tą, ką aš bandau kartais savo ofise sukurti, kokią nors energetiką, nuotaiką, tam tikro kūrybiškumo, aš galvoju, iš kur aš tų esu dalykų prisimokęs. Tai man tavo ofisas yra padaręs labai didelį įspūdį. Nes ten visada buvo ir tvarka, ir kūrybinė įtampa, ir kažkoks polėkis. Nu, niekada nebuvo, kad atėjai pas ponę redaktorę, dabar čia popieriuką atsineš. Nu, pas tave buvo statusas, bet visada buvo kažkoks toks. Dabar sakytumėme vaibelis, vaibas. Aha, tai labai brangu tikrai ir mes labai komandiškai dirbam, aš labai pasiilgstu gero komandinio darbo, kad ir šiaip darbė mėgstu ir tą vienišiavimą kūrybiniam, bet vat, tą, ką tu sakai ir kai aš pasisukioju tavo aplinkoje, tavo tame ofise, kaip tu sakai, tai aš tikrai jaučiu tą, ką tu sakai, tą gerą, tokį irgi kūrybinį šarmą. Kažkaip, jaučiu, kaip tos durys jau užsidaro į tą temą religinę. Jaučiuosi nepaklausęs vieną dalyką, kaip tu apskritai iš kultūristas tapai tikinčią moterim? Tu atsivertei? Nu, ieškojimai, asmeninio gyvenimo visokios dramos. Ir tada toks labai intensyvus ieškojimas atsakymų, ar ne, atramų kažkokių ir jo, tik per bėdą, tik per skausmą turėjau kažką. Bet vis kažkokie buvo žmonės, kurie padėjo, ar tai buvo tiesioginiai kontaktai? Toje aplinkoje aš atsiverčiau gana tokioj sekuliarioje ir maištingoje aplinkoje Šiaurės Atėnuose. Rimtai? Taip, būdama Šiaurės Atėnuose. Tai dėl to ir tas religijos puslapis ten tada atsirado. Irgi iš tokio karštakošės atsivertėlės, ar ne? Nu, aš neatsimenu tokio vieno momento. Aš tikrai galiu pasakyti, kaip ieškojimo tokią pasekmę, kai jau pajutau, kad mane įtikino, nes iki tol tai patikėjo, kai buvo ten visokių pasidomėjimų. Ezoterikos, visko? Ezoterikos buvo šiek tiek gal ne kažką ten, kad labai būčiau įklimpusi, bet buvo žvalgomasi visur. Ir po hinduizmą, ir po budizmą, ir po tų atsakymų, prasme, nešokau kaip basai dilgėlės. Tai tiesiog mane tuo metu įtikino, irgi pradėjau nuo dykumos tėvų, sėdėdavau Šventosios dvasios stačiatikių vienuolyno bibliotekoje, nes jinai yra didžiulė ir ten visas yra dykumos tėvų paveldas ir ką tik tai nori. Tai tiesiog grauždavau tos raštus. Rusiškai, taip. Ir kas buvo prieinama, ta mūsų iš pradžių ta lietuviška literatūra, tai jinai buvo tikrai tokia skista ir dabar labai daug balasto tebėra joje, nu tokio užmaitinimo tokiom putom, kas labai ir atgraso šiaip žmonės. Tai visą tą, paskui pradėjau domėtis, aišku, ir bažnyčios istoriją, ir katekizmą perskaičiau. Paltaroką ar tą storąjį? Storąjį. Nu, paskui ir darbė jau, žinoma, prireikė, tai negalėjai taip čia kažkaip.
Ir man tiesiog irgi ne iš kažkokio, man reikėjo gauti atsakymus. Ir tie atsakymai, neateina, jeigu pigiai ten. 10 sveika Marija, 1 Tėve mūsų, ar ne, bet reikia paieškoti. Tai tais laikais, man atrodo, daugelis iš mūsų tos kartos, mesgi tikrai neturėjom jokių galimybių, jokių ten teologijų baigti. Tiesa, buvo religijos studijų centre Vilniaus universitete. Eglė Bumenskaitė tuo metu turėjo tą religijos studijų centrą ir jinai ten kviesdavo nuostabiausius lektorius, ten žodžiu, visas legendas tuo metu gyvas. Tai aš ten sėdėdavau, mirkdavau, aišku, aš nebaigiau tų studijų, nes aš auginau tuo metu dukrą, bet aš klausiau viską, aš tik nerašiau tų darbų. Tai aš išklausiau tuos gal kokius 3 metus, aš ten lankydavausi tuose paskaitose, seminaruose. Ne. Tai aišku, be abejo, kad ten tų skylių pilna ir to nuoseklaus tokio išsilavinimo, aišku, kad niekada neturėjau, bet darėm, ką galėjom ir mane stebina iki šiol, ta prasme, tos mūsų kartos ir tą nusiteikimą Gediminui puikiai atsimeni, ir tą įkarštį, ir tą gylį kartu. Nebuvo tie žmonės tokie paprastučiai, prastučiai, kataliukai, peliukai, kaip sako, jo. Jie buvo tikrai žmonės, kurie ieškojo. O tu vis dar katalikė? Taip, aš dar katalikė. Taip. Aš kažkaip labai atsimenu tavo jubiliejų. Vis tai buvo tiesa vasara. Taip. Tai vienas... Aš jį atkėliau į vasarą. Jo. Taip, aš atsimenu. Bet tai buvo vienas iš tokių, žinai, jeigu reikėtų iš gyvenimo išrinkti 10 kadrų, tiesiog tokių čiukšt ir kadras. Tai čia yra tas vienas. Tai tos mišios po Beržų ir tie žmonės surinko toks kažkokios šventinės pamaldos, bet ne tik tais tavas momentas, kai tėvas Antanas ar Nesaulaitis ten tas mišias suko, kur ten negirdi net ką kalba, bet ir nereikia girdėti. Ir vis tai tokia, kažkoks buvo. Ir tai vis tiek, gimtadienį apie žmogų labai daug pasako. Kas jis yra, kas aplink jį yra, kur jis eina. Labai sunku man dabar čia žodžiais nutapyti tą vaizdą, bet aš jį matau ten praėjus tuos 2 tavo tvartinius pastatus, kurie ten netvartai, tokie ūkiniai pastatai, ta kūdra, berželiai, ant kelmelio padėtos, reiškia, mišių visi reikalai ir tie žmonės tos beržus parėmė, kas atsitūpė, kas atsiklaupė ir taip švenčiame Elvyros gimtadienį. Taip. Čia tau tai buvo kasdieniškas toksai, vis tiek toks apeigos prasme momentas, ar tai ir tau buvo taip kažkaip, kaip man buvo nekasdieniška? Aš tai labai prisimenu, kaip įeina Gediminas, su tokia puokštė gėlių. Per mano kiemo vartus. Tiesą sakant, toj sodyboje, kai aš įsikėliau iš Sandoros į tą sodybą, ten prasidėjo dalykai. Daug dalykų. Ten mes švęsdavom, ten buvo atvirų vartų, ne dienos, o metai ir visa kita. Ta prasme, žmonės rinkdavosi, mes ten švęsdavom ir sekmines, ir kalėdas kartu, ir ko tik ten nebūdavo. Ir tokių beje, būdavo kūrybiniai vakarai labai įdomus, ten, kur mes kviesdavom ir muzikantus, ir jeigu žmonės, bičiuliai išleisdavo, tarkim, knygas savo, mes jas ruošdavom pristatymus tų knygų ir visokias misterijas ruošdavom. Ir mišios kartais būdavo ir ne taip retai sudėtinė dalis šitų visų vakarėlių. Ir kunigas... Dažnai sako žmonės, savo jubiliejams pasikviečia gyvą grupę, o tu pasikvieti gyvą kunigą. Tėvas Antanas yra mano namų vienas iš mylimiausių svečių ir gana dažnas svečias. Tai čia nebuvo kažkas tokio labai tiems namams ar tiems žmonėms nuo mano aplinkos neįprasto. Tiesiog daug tokių dalykų buvo ir šitą šventę, mes tuo periodu su tavimi kažkaip buvo nutrūkęs mūsų ryšys, ar ne? Žinai, sako, pauzės irgi muzika. Taip, pauzės irgi be abejo muzika. O būdavo atvažiuoja, aš net nepažindavau žmonių. Sužino, kad kokia kretinga, kokia nors charizmatinė grupė, kad yra pas Elvyrą sekminės. Ir aš žiūriu, jaunimo grupė sėdi pas mane terasoje
ir kažką ten veikia, arba kažkokius ten atvarus daro. Bet tau okei su tuo viskas buvo, ar tai būdavo toks, kur Taip, reikėdavo tai žinoma, apsimarinti? būčiau nenorėjus. Tiesiog aš tikrai turėjau Moki tokį... pasakyti Moku pasakyti ne. Ir tiesiog, ir inicijuodavau tuos dalykus. Ašgi paleisdavau žinutę, kas norit. Ta prasme, ateinat su savo miegmaišiais. O paskui jau čia tie visi, kai prasidėjo pagalbos krizėje žmonėms ta patirtis, tai tos grupės, kurios baigdavo, su kuriais mes baigdavom darbą, ten irgi pas mane atvažiuodavo tiesiog paskutiniam ciklui. Čia bendra keleiviai jau. Taip, jau čia bendra keleiviai. Čia po Bernardinų dar tas dar. Tiesa, bet, klausyk. Tai bet sandora, reiškia, buvo viena, sėkmė su tokia patirties kaina, Bernardinai irgi yra tai, ką tu startavai. Taip. Bernardinai LT yra tavo produktas. Su Andriumi Navicku, taip. Ir Arūnu Peškai. Tu prasme, ir broliai ten glaudžiai. Čia buvo jų idėja. Bet čia tavęs, ne Bačkis tave čia pakvietė? Ne, čia mane pakvietė brolis Arūnas Peškaitis ir Andrius Navickas. Ir kunigas Astijus. Šitas sprendimas, beje, man buvo labai sunkus. Eiti ar neiti. Ir aš labai sunkiai jį priėmiau dėl daugelio priežasčių. Viena, kad jau buvau kažkaip nebežinojau, ar benoriu. Žinojai, kur maždaug gali vis tiek kokia specifika. Taip. Ir veltis į tas visas priklausomybės su institucijom ir visa kita. Antra, kad visiškai neišmanau. Taigi internetas buvo pati pradžia tada. Koks dienraštis internetinis. Aš sėdėjau pas jėzuitus ten tokioj būdeliai, jų kažkuriam ten aukšte ir dariau jiems svetainę, tokį skrynę vadinosi. Tai iš to gerbiami minimi vyrai suprato, kad aš kažką suprantu internetiniai toj svetainiai, bet techniškai aš nieko nesupratau. O reikėjo paskui bendrauti su programuo, ten buvo baisu. Šia prasme, tai buvo baisu. Žmogus pirmoji padariusi pirmąjį katalikišką ir kol kas vienintelį portalą Lietuvoje. Ta prasme, tikrai negaliu savo vienai prisimti. Kiek tu ten pradirbai? Aš ten pradirbau ar 3 ar 4 metus, bet tie metai man buvo žiauriai sunkus. Man buvo labai įdomu. Turbūt sunkiausi metai profesinė prasme buvo Bernardinuose. Oho. Ir dėl mano charakterio, aš manau, dėl to, kad aš tikrai nesu informacijos srauto žmogus. Tikrai ne. Tai įsivaizduoju, kad man išeinant iš Bernardinų, aš dabar atsiverčiu, buvo mano kuruojamų rubrikų, turėjo būti skyrių. Buvo 12. Ir be to aš dar turėjau ten, taigi čia darbas su autoriais, čia dar mes irgi, mano tokia irgi aistra būdavo visada važinėti kur nors, ir su Šiaurės Atėnais, mes buvom padarę klubus Šiaurės Atėnų įvairiuose miestuose, ten kviesdavom žmonės, atveždavom įdomiausias diskusijas, tai su Bernardinais mes irgi norėjom daryti tą, po truputį darėm. Ir komanda buvo ne mano pasirinkta, aš ne vieno žmogaus neatsivedžiau su savimi. Tai buvo labai irgi man iššūkis. Tikrai kai kurių žmonių nebūčiau ėmusi į komandą. Bet kodėl tu ten ėjai? Dėl to, kad tuo metu reikėjo darbo kalendorių kažko užpildyti, ar čia buvo vėl misijos ieškojimas? Ne, tiesiog tuo metu aš manau, kad aš, ta prasme, nei vieno darbo nesu pasirinkus dėl to, kad man reikia darbo. Va taip mano gyvenimas susiklostė, bet gal turėjau kada nors tai padaryti, gal nukentėjau kitaip, finansiškai ar kažkaip ten, bet tiesiog viena, kad tai buvo mano geri bičiuliai, ir Andrius, ir Arūnas tuo metu, ir jie mane įkalbėjo tiesiog, įtikino gal ar ne, ir pats darbas, pats turinys darbo, tai nebuvo man svetimas. Aš dabar man net saldu pagalvoti, kai formuoji leidinio visą koncepciją, visą strategiją, taip kaip jis atrodytų, kaip jis galėtų, visą tai darbas su autoriais, pats rašymas, man nuostabiai tinka. Aš gal ir dabar sėdėčiau ir daryčiau tą pačią sandorą, jeigu viskas būtų pasibaigę. Man labai ten buvo gerai. O čia ir tas, ypatingai tas rautas, pertekliniai žodžiai, aš įsivaizduoju, aš prisimenu, kaip reikėdavo per savaitę parašyti po 2-3 autorinės medžiagas.
Tai aš tą žodį jaučiausi išeikvojus visiškai, aš jį jaučiausi demaskavusi, aš išniekinusi. Vis tiek tu tikrai esi tas žmogus, kuris jau bent jau katalikišką mediją, katalikišką žiniasklaidą tikrai gerai žinai. Turbūt seki ir dabar šiek tiek, kaip kas vyksta. Tokį nepatogų klausimą, kaip tu dabar vertini dabartinę katalikiškos žiniasklaidos būklę? Na, visų pirma, man atrodo didžiulė neteisybė, kad jos tiek mažai yra. Ta prasme, nemažai, kad kiekybinė prasme, bet ten, pavyzdžiui, Artuma yra specializuotas leidinys. Nu, Bernardinai yra vienintelis, ar ne, tas ir nereikia galbūt daugiau to internetinio dienraščio, ar ne, katalikiško, kai su tokiu skaičium, ar ne, auditorijos. Gal aš labai mąstau nešiuolaikiškai. Bet man atrodo, kad turėtų būti toks reprezentacinis leidinys, spausdintas leidinys, solidus. Irgi vis tiek pasilikčiau žurnalas su tavo koncepcija kokia, ta prasme, patobulinta, atverta ir visa kita, bet kaip vieta, kurioje žmonės galėtų diskutuoti, kelti klausimus ir visa kita. Šiaip yra labai pažengę reikalai turinio prasme ir ypatingai, man atrodo, pažengė Rositos Graškaitės, kai jinai buvo vyriausia redaktorė Bernardinų. Na, aš tikrai gerėjausi, kaip jinai dirbo. Jinai turėjo ir drąsos, ir ambicijų, ir išsilavinimo deramo, ir gebėjimo dirbti su komanda, kaip aš supratau. Tai Bernardinus aš ko gero, paimu Artumą, bet, ta prasme, kartais perversti, bet negaliu būti ekspertu. Todėl, kad man norisi kokybės. Bernardinai tikrai... Aš ir X faktoriaus nežiūriu. Tai va. Kultūrinį lauką pamindžiau, man naujienų labai daug jų buvo, tokių visai sunkių sentimentų radom religiniam lauke. Knyga be pavadinimo, turbūt, jeigu kas mažiausiai tave žino, tai turbūt vienas iš dalykų, ką tikrai bus girdėję, tai knyga be pavadinimo. Tai yra reikšmingas šito socialinio etapo dalykas. Tai yra tik vienas iš, nes jų yra daug. Šiaip kaip reiškinys, vertinant jo reikšmę toj situacijoje, kokioje jis atsirado, probleminį lauką, kokioje jis buvo padaryti, tai yra labai svarbus žingsnis, man atrodo, labai svarbus dalykas. Ir čia, žinoma, nebūtų gal jinai būtų atsiradus kažkokiu kitu būdu, kito autoriaus paruošta, bet tuo metu tai buvo didžiulis Mykolo Majausko darbas ir interesas, ir jeigu ne jis, tai, kaip aš ir sakiau, visos mano knygos, kiek aš turiu, jų yra gal kokios 5-6, visos yra užsakytos. Prasme, kažkas pakvietė ir aš kol kas nesu išleidus ne vienos knygos, kokią pati norėčiau parašyti. Jūs dailininkai, ne pagal popiežių užsakymus, taip čia irgi. Ne apie tai, ta prasme, kad man gaila, nes aš turbūt ne savo mintis, o kitų, ne? Taip, kažkaip yra tokio jausmo, ar ne, kad visą laiką darai, gal prieš tai buvusi knyga, bet jeigu vėl grįžtant prie knygos be pavadinimo, tai manau, kad jai pagrindą padėjo savo 20 metų darbo, 15 metų darbo rezultatas, sužeista meilė, skyrybos, išgyventi ir kilti. Tai tavo knyga? Tai knyga skirta žmonėms, kurie išgyvena skyrybas arba tiems, kurie dirba su šitą problemą. Tai kadangi šita knyga jau buvo pasirodžiusi, tai aš manau, kad Mykolui tai padėjo apsispręsti, renkantis autorių, aš taip turėčiau tokį įtarimą. Tai kita prasme šitas knygos be pavadinimas, prie knygos be pavadinimo darbas buvo jau emocinė ir prasme yra, tikrai. Tai yra knyga apie savižudybės. Taip, knyga skirta savižudžių artimiesiems, savižudžių artimųjų istorijos. Ir jos galima įsivaizduoti, kokios yra nelengvos. Ir žinoma, čia labai pravertė ir mano kaip sielovadininkės darbas, kaip žmogus, kuris yra konsultavęs žmonės daug krizės ar ne situacijose. Ten buvo ta dalis, kai reikėjo ir iš pradžių tiesiog su jais kalbėtis, kažkaip išgirsti juos ir tik tada kažkaip daryti tą medžiagą tai knygai, paskui tas ilgas šifravimas, paskui iš to šifravimo gaminamas jau tų istorijų. Visą laiką būdavo tokių rytų, kai aš atsikeldavau, paimdavau save
ir nuvesdavau po savo riešutmedžių ir kad galėčiau rašyti. Tai aš žinau iš įvairių šaltinių, kad šita knyga ir dabar tikrai labai pasitarnauja ir tai yra tikrai toks vienas, man atrodo, svarbiausių įnašų šiaip žiūrint. Ką čia bekalbėti apie tas mano emocijas ar ten kažkokias būsenas, bet tai yra labai reikšmingas darbas tikrai ir kuriuo aš tikrai vienareikšmiškai dalinuosi su visa komanda. Ar tas socialinis etapas tavo, jis jau baigtas yra, jisai, koks tavo santykis su ta visa socialinė veikla? Ir baigtas ir tęsiasi, kaip čia pasakyti, ar ne, prie organizacijos pačios bendrakeleivių, kurią mes įsteigėm su Antanu Saulaičiu ir psichologė Rasa Bieliauskaitė. Prie pačios organizacijos veiklos aš vargu ar begrįšiu, bet vėlgi, ką aš bedaryčiau, vis tiek atsineši ir tuos įgūdžius. Ar tu kalbintum žmogus, apie kurį rašai straipsnį, ar ten... Tas man neužsikerta geležinė siena, tos patirtis pereina, bet aš suprantu, kad jau, kaip ir šita frazė jau yra pasakyta, ar ne? Taip, šita frazė netgi per ilgai buvo sakoma. Aš jaučiuosi perikvojusi savo tam tikrą gerą 4-5 metų, aš ten užsibuvau dėl tam tikrų priežasčių. Kokie metai iš viso truko? Aš kaip tos organizacijos vadovė dirbu gal 15 metų, o paskui visą laiką tai kokių konsultantų, taip labiau šalia, bet dar vis ten buvau. Sielovadininkė, aš galvoju, to žodis, aš tai suprantu, kas jį telpa, bet galvoju, jeigu taip reikėtų paaiškinti kitam, dvasinis palydėtojas galbūt būtų sinonimas, tik aš žinau, ar jis tai daug ką geriau pasako. Tai va, tai čia su tais terminais yra iki šiol, man atrodo, tai pastoracinis darbuotojas, tai dvasios palydėtojas, tai sielovadininkas, tai... Soul manager, arba vidinio išgydymo konsultantas, pavyzdžiui. Tai, ką tai reiškia Lietuvoje? Bet tai būtų tikslu apie tave sakyti, kad tu esi vidinio išgydymo konsultantė? Labiau negu kas nors kita. Kas tai yra? Tai yra tiesiog speciali tarnystė, galima taip sakyti, ar darbas, ar ne, kai naudodamėsi tam tikrais metodais. Čia jėzuitinė tradicija? Taip, čia ignaciška tradicija ir mano pasirengimas yra šiam konkrečiai, šiai sielovados ryčiai, tai yra tokia bendruomenė ir dabar Gerojo Samariečio bendruomenė, tai aš ten keletą metų dirbau, rekolekcijas, palydėdavau rekolekcijas ir ten steigėjas tos bendruomenės, visos metodikos kūrėjas yra kaip tik jėzuitas, charizmatas. Tai, žodžiu, bet nelietuvis čia. Nelietuvis, jo. Tai yra iš esmės pagalba žmogui peržiūrėti visą savo gyvenimą, per visus savo patirtus sužeidimus, krizes ir visa kita. Ir be kitų pagalbos būdų padėti išgirsti, suprasti, kaip tame gali būti Dievas, ar ne? Ir yra netgi tam tikri konkretūs labai dalykai, metodikos, technikos, kurioms pasiremiant, tu žmogų vedi iš to jo viso gyvenimo peržvalgos, perėjimo ir čia ir tam tikros psichologinės žinios susisieja ir žinoma dvasinio palydėjimo pagrindai. Kiek aš turėjęs esu sąryčio su dvasiniu palydėjimu pagal jėzuitinę tradiciją, ne ignaciškąją, ten labai yra svarbu, kad tas palydėtojas būtų neutralus. Taip. Tai nėra saviraiška erdvė tau. Tai tu toks labai kaip tik yra toks nematomo vaidmens. Taip. Bet žinai, dvasinis palydėjimas ir vidinis išgydymas yra du skirtingi gana dalykai. Prasme, vidinis išgydymas tikrai aš labai daug naudoju to ignaciško dvasinio palydėjimo tokių principų, ar ne? Bet per vidinio išgydymo tą konsultavimą tu esi daug arčiau žmogaus. Prasme, mažiau anoniminis tas santykis. Kur kas, ta prasme, jis yra daug šiltesnis, ta prasme, jis yra bet tai yra kažkas arti iš pažinties paslapties.
Tai yra tame to tokio kartais intimumo, tokio, kurio žmogus turi atverinėti išpažinčiai artimus dalykus. Visiškai. Ta prasme, netgi kviečiama, ta prasme, jeigu žmogus pasitikė palydėtoju, ar ne, tai netgi kviečiama, ta prasme, neįmanoma to šviesos įnešti į tas vietas, ar ne, kurios lieka, jo. Aš turiu galvoje įnešti ne palydėtojui, bet pačiam žmogui atverti jas, ar ne, bet Dievui atverti ir savo pačiam kažkaip pripažinti, stoti akivaizdon tų dalykų. Žinai, sudėtinga čia yra tema ir jo labiau, kad jinai tokia yra, kaip neišartikuliuota ir kažkokiom mistikom apipinta ir tam tikrų netgi šarlatanizmo kažkokį kvapą turi. Bet tie žmonės, kurie dirba Lietuvoje, yra tikrai labai stipriai parengti ir visada supervizuojami ir... Bet yra jėzuitų supervizijoje? Ne, tai jau čia yra, dabar aš jau kurį laiką nebesu Gerojo Samariečio bendruomenėje, jau senokai, bet jie turi savo sistemą. Tada beje irgi buvo pati pradžia, kai aš dirbau ir dabar ta sistema yra labai ištobulėjusi ir išaugusi. Bet tu dabar dar darai tos dalykus, praktikuoji? Žinai, yra iš tų išsibaigusių etapų viduje, ar ne? Tai jau praeitis, ar ne? Man toks jausmas, kad aš čia padariau, ką galėjau. Tikrai padariau, ką galėjau ir kiti ateina ir daro geriau, nes tu turi tam tikrą kiekį rezervo kažkokio, ar ne, kiekvienam dalykui. Man bent jau yra tai. Bet tu tokie keleivis, tu lengvai atsisveikini su savo visiškai etapais, lengvai. ne? Kai aš pajuntu, kad tas šulinys va taip jau ištuštėja, turiu prisipažinti, esu perdegusi. Aš puikiai žinau, kas yra perdegimo sindromas. Toks matyti ir tas labai paskui išmoko išmintingai elgtis su dalykais, nes jis nepakeičiamas. Tai sustoti laiku yra didelis menas iš tikrųjų ir tikrai aš per vėlai jo išmokau. Nėra ką kalbėti, aš tikrai per vėlai jo išmokau. O šiandien, kokiame lauke vaikštai, ravi, kasinėjai, kas yra dabartinis laukas? Dabartinis laukas, bent kol kas, man yra džiaugsmas ir atgaiva. Ir tu žinai, apie ką aš kalbu. Dubingiai. Dubingiai. Jo, tai čia tavo dėka ir atsiradau ten, tikrai. Aš čia tiek pat nusipelnęs, kiek ir bet kuris kitas atsitiktinumas. Tai, bet šiaip, čia iš tų prabangų, kai aš supratau, kad aš turiu pasiūlymų, patikėk daug. Bet tas apsistojimas ties ta viena tema, man kažkaip neišėjo, kas man tie Dubingiai buvo iki tol, kol manęs Aurelija Rusteikienė, Dubingių bažnyčios mecenatė, nepakvietė ten parašyti vieno kito straipsnio apie tai, kas ten vyksta. Tai man tie Dubingiai buvo, kaip ir visiems daugeliui turbūt žmonių, istorinė vieta, ten, kur tam tikras paveldas. Teko ir tenka gilintis kaip tik įmanoma labiau. Tai yra viena darbo dalis. Aš noriu išmanyti tą vietą, tą sritį, kurią aš darau. Tai yra čia ta viena sritis, tokios gal ir kultūrinės, ir istorinės, tokios žinių ar ne pasipildymas. Kitas dalykas, man tikrai pakanka darbo. Ten, dabar aš darau ciklą Bernardinams apie dubingiškius žmonės, kurie ta bundanti bendruomenė, ta prasme, kuri tikrai ten nuostabių žmonių puokštė ir aš ten turiu didelį džiaugsmą pas juos lankyti, su jais kalbėti ir sužinoti ir jų gyvenimo detalės ir tą visą įnašą, tą bendruomenį ir tą visą pakilimą matyti. Yra kažkokios sąjūdžio dvasios ten, tai tas yra labai nuostabu. O kita dalis... Kvepia pavasariu. Taip, kvepia pavasariu. Ir matyti tų užsidegusių žmonės ir nebūti atsakingu už tą gaisrą. Gali stebėti, imti geriausią ir daryti tą ir naudoti tą, ką turi geriausia sukaupęs, tiesiog naudoti tam. Čia yra prabanga tiesiog, nuostabi prabanga. Ir pamažu mes ten, kaip čia vėl pasakyti, pamažu ir nepamažu. Ta aš darau nuolat, nuosekliai. Ruošiame svetainę Dubingių. Tai kadangi mes ten esam 2 žmonės tik tai, o už turinį aš viena, tai yra ten ką veikti tikrai. Ir man to visiškai pakanka ir aš tada galiu susitelkti, aš tada galiu padaryti kokybiškai, kaip aš galiu. Ir tie apsilankymai Dubingiuose, kiekvieną kartą jie yra nuostabus, ten yra nuostabi vieta, ten ir vėl prasiplečia ratas žmonių.
naujų, su kitokiais vis interesais, tai yra nuostabu. Tai aš tiesą sakant nebesitikėjau, aš galvoju, kaip čia man prastumti tuos 2 kokius metus iki tos pensijos, galvoju, kaip čia man prastumti. Nes jau visai normalu buvo toks jausmas nusileidęs, kad viskas, jau ką jau padarei, tą padarei ir čia jau atlikta. Tai man pačiai labai nuostabu, kad ten kažkas užsidegė ir vėl rusena, bet taip rusena ramiai, taip nežudančiai. Aš neįsivaizduoju, kad atėjus pensiniam tam formaliam amžiui, kad tu staiga nustotumėjai būti Elvyra Kučinskaitė, kuri rašo, kuri kažką kuria. Gal tempai kiti, gal kažkokie gyliai kiti, bet... Žinai, ką aš turiu, aš jau seniai kalbu, gal nuo kokių 55 metų, kad aš noriu pensiją. Bet aš turiu galvoj... Buvo laikas, kad nuo 55 ir išeidavo visi į pensiją. Bet turbūt neatsitiktinai. Bet žinai, ką aš turiu galvoj? Aš laukiu to amžiaus todėl, kad aš noriu daryti tą, ką noriu. Ir tada, kada noriu. Ir tiek, kiek noriu. Man tas lūkestis yra turbūt didžiausias. Aš, pavyzdžiui, mielai sutvarkyčiau savo archyvus. Nes tikrai aš dabar, kai prisimenu, yra tokių padaryta įvairiausių, pavyzdžiui, pokalbių su tokiais žmonėm, su kuriais dabar jų net kai kurių nebėra, kai kurie tikrai turi išliekamąją vertę, su kuriais menininkais, rašytojais, režisieriais, aktoriais, įvairiausių yra dalykų padaryta. Tai gal surinkti kažkokią tokią rinktinę, bent jau peržiūrėti, ką aš ten esu privirus per tą savo visą gyvenimą ir kažkokiu atrankos būdu, bent jau savo vaikui, savo dukrai sukrauti kažkokį, kad jinai turėtų, nes pati rašo labai puikiai Viktorija, mano dukra, tai kažkoks toks irgi kaip tiltas, kaip susumavimas viso savo gyvenimo ir kažkokį vieną kitą naują idėją aš visada turiu, bet aš jau žinau, kad jeigu aš užšoksiu ant tų idėjų, aš savęs susprogdinsiu, tai todėl labai... Saugai save dabar. Taip, saugau ir man tas geras ritmas, man tiek darbo pakanka, aš kažkaip jaučiuosi jį visą atiduodantį savo tą laiką, darbinį, ko man daugiau reikia, man nebereikia viršvalandžių. Tu kažkaip taip labai tokį kalbi, žinai, tokiu, tarsi, žinai, kaip žmogus, kai laivas kaip atplaukia prie uosto, jis tarsi pradeda lėtėti, taip švartuotis, taip taikytis, ar ne, prie kranto, tarsi prie kažkokios senatvės, kuri būtų tarsi, kad turėtų savo kažkokį tai ribą, betgi realiai, horizontas ribos jis neturi, tik tai yra tol riba, kol tu prie jos nepriejai. O tu apskritai, kalbėdama, nežinau, ar apie save, ar apskritai apie žmogų, senatvė. Kada žmogui prasideda senatvė? Žinok, labai gera tema, ačiū, kad tu to paklausai. Pas mus kažkaip labai nedaug apie tai kalbama, ar ne? Ir aš nežinau, nuo kada prasideda senatvė, tikrai, bet aš žinau, dabar jau žinau, kada ateina ta riba, man asmeniškai, gal kitam tikrai jinai ateina daug vėliau. Kai tu suvoki, jauti, kad tau iš to darželio reikia pasitraukti, užleisti vietą kitiems, o pačiai tam tikra prasme, kad ir kaip tai nuskambėtų, ruoštis išeiti. Sąmoningai, lėtai, peržiūrint, ką gali dar palikti. Aš nesakau, kad nieko nedaryti naujo, nesakau šito, bet tokia... Šitas jausmas, žinai, kai tavęs laukia kelionė, tu susikrovęs lagaminus, bet dar yra dienų. Tu dar nevažiuoji. Ne, tu krauni lagaminus. Aha. Labai atsirinkdamas, kad tau netrukdytų niekas lagaminų krauti. Ir atsirenki, dabar pavyzdžiui dar toks yra etapas, mano gal jau 2 metai tęsiasi, kai aš noriu atsikratyti su kuo daugiau daiktų. Meti viską lauk. Dovanoju, atiduodu, jeigu kam reikia, išmetu, jeigu daiktai nevertingi. Toks apsivalymo, kaip fizinio tas procesas. Nes aš mėgau tokių visokių šiltų daikčiukų, pas mane būdavo ten pilna namie. Dabar norisi tokio kuo mažiau, tokio minimalizmo, lakoniškumo. Viduje tas pats. Aš nežinau, ką tai reiškia, bet aš žinau, kad tai tarsi tu tą darytum savo kelią, aš čia
vėlgi sakau, aš apie save kalbu, neapibendrinu tikrai, bet tarsi tu padėtum savo tiesti tą kelią į išėjimą, kad jis būtų neapsunkintas jokių kliūčių, kad jis būtų šviesus, kad jis būtų lengvas. Ir paruošti savo kažkaip žmonės, ten, savo vaiką žinoma, kad tas išėjimas yra labai natūralus ir kad tai neturi nieko palaužti tų, kurie lieka. Ir vis dėlto tie, kurie liks, kad tai, ką jie ras, kad nerastų mano juodraščių, to, ko jiems reikėtų vargti, knistis, atsikratyti, išmesti. Aš netgi savo gana dabar, kai pagalvoju, per užpraeitas gal Jonines sėdėjau visą naktį prie laužo ir deginau visokius savo pranešimus, rašymus, pasiruošimus, scenarijus, žodžiu, visą savo tą gyvenimo tokį turinį, labai nedaug ką pasilikau. Sudeginai, ta prasme, savo rankraščius? Sudeginau ir man buvo labai, žinok, gerai. Aš labai gerai dėl to jaučiausi. Jūs reikia atimti daiktus. Jie taip gražiai degė, nes tikrai ne viskas turi verti. Aš dabar čia taip prikalbėjau visko, ar ne, bet kiekvieno žmogaus gyvenimas yra nuostabus, ar ne, jam pačiam. Aš kelis kartus pagalvoju, o kam čia įdomu, Gediminai, kad aš dabar čia sėdžiu ir šneku. Tau įdomu, taip, vat kitam draugui įdomu, o šiaip žmonėm. Kiekvienas mes turim savo nuostabiausius gyvenimus. Mano tas gyvenimas niekuo neypatingas iš tikrųjų. Čia kaip su knygom. Aš manau, kad čia labai tu svarbų dalyką sakai. Iš vienos pusės tu teisi, niekam neįdomu, iš kitos pusės čia kaip ir, aš esu man svarbu, pažiūrėjau, kad mano namuose būtų knygų. Nebūtinai aš jas visą skaitau, bet aš šiaip mėgstu skaityti kažkiek vis tiek. Bet čia tas pats, kaip tu gyveni bibliotekoje ir galbūt tau ir užtenka tik tai nugarėlės tos knygos. Bet jeigu tu atsiimi ir perskaitai, ten yra visas pasaulis ir nuo to turtėjai. Tai čia, žinai, nei knyga gali nuspręsti, ar reikalinga ar ne, nei čia mūsų, žinai, tos istorijos. Taip, mesgi gyvename, ne dėl kitų. Mano paties gyvenimas yra pakankamai įdomus, kad aš neturėčiau gyventi kitų gyvenimo. Neturėčiau rūpintis, kas kokiais pykčiais verda, kas kokiamis akomis. Aš turiu savo gyvenimą ir jis yra įdomus ir to man pakanka. Tai mes ne dėl to kalbame, kad tu kažkam turėtum įtikti. Aš labai dėkingas esu, kad tu sutinki pasakoti savo gyvenimą. O jau čia tų klausančių yra privilegija ir pareiga, kas turi ausis, tegul klauso. Nebuvo man lengva apsispręsti, žinok, tik todėl, kad tu kvietei aš atėjau. Aš visą laiką... Aš priimsiu kaip komplimentą. Sunkiai, žinai, gal antrą kartą gyvenime aš apie save kalbu, nes man tikrai nuoširdžiai atrodo, kad skaityti savo gyvenimą kaip knygą, kuris praeina, yra žiauriai įdomu. Mane dabar labai stebina, kad aš prisimenu daugybę dalykų, kurių, kai sako, seni žmonės, žinai, tą patį kalbą. Ir aš jaučiu, kaip ateina tie prisiminimai, nuo manęs aš nesirenku šito, bet gyvenimas grįžta. Ir dėl to labai svarbu, aš dabar suprantu, kaip gerai, kad aš nesusimoviau daug kartų gyvenime. Susimoviau, bet nesusimoviau taip, kad dabar man būtų gėda, negera, ar kažkaip, ar ne, kažkokias skolas kažkam turėčiau. Gal turiu, pasakykit man, atsiprašysiu tikrai. Visų atsiprašiau, ką atsimenu, ar ne, kad turiu atsiprašyti. Bet ir didžiausias iš tikrųjų įnašas, tu sakai apie kito gyvenimą, taip aš sutinku. Kita vertus, iš to socialinio darbo patirties, kad ką aš galiu vėl tas socialinis darbas nuskamba taip, ar ne? Kažkaip aš niekada net neįvardinau to kaip socialinio darbo, žinai, ir yra tas atsisėdimas su kitu žmogumi ar kitais žmonėm ir tiesiog buvimas su juo, sunkia jo gyvenimo valandą. Jeigu tu gali, jeigu tu turi kažkokią menkiausią dovaną, girdėt kitą žmogų, tik girdėt, ar ne? Ir jeigu dar turi kažkokių žinių ar įgūdžių, ar talento kažkokio, gali paeiti su juo drauge, šita investicija yra nuostabiausia. Yra jinai pati, dabar aš kai atsigręžiu, galvoju, ten visos tos raiškos, tie teatrai, ten rašymai, viskas okei, man pačiai buvo smagu žaisti tą žaidimą ir statyti tas ten pilis, ar ne? Bet didžiausia sėkmė mano gyvenimo, man atrodo, man pačiai vertę didžiausią turi kiekvienas žmogus, prie kurio skausmo aš prisiliečiau. Kaip sakiau, yra, žinai, kažkoks resursas, kuris, tiesiog pasibaigia kada nors, jis yra išnaudojamas, žinai.
ir nebegali duoti. Jau tiesiog turi sustoti. Net nafta žemėje baiginėjasi. Net nafta žemėje baiginėjasi. Bet va ir apie juos beje, man mažiausiai norisi kalbėti. Nes visa tai yra slėpiny, tyloj. Va tik tas žmogus, tie žmonės, jie žino, kiek iš to paėjimo drauge yra gauta. Ačiū Dievui, jeigu nors ten 10% jų pasinaudojo tuo ėjimu ir jiems tapo nuo to nors akimirką lengviau gyventi. Nors 5 minutės. Jau nekalbu apie kartais sugrįžta ir sako, tai buvo sėdi žmogus, pavyzdžiui, grupės, kai vesdavau, ar ne? Sėdi žmogus grupė ir tyli 9 susitikimus iš 10. 10 pasako 3 sakinius, susitinki po 5 metų, sako, jūs mane išgelbėjot, ar ne? Jis pats save išgelbėjo. Bet tas grįžtamasis ryšys, jisai esmingai svarbus ir ar tai yra tik tokie malonus pipiriukai, perliukai, kurie nubyra? Žinoti, kad tai veikia, kad tai padėjo. Žinai, tuo metu, kai tu būni, yra kažkokia, yra pajutimas, kad arba padeda, arba nepadeda. Jeigu nepadeda, tu tiesiog sakai, žinai, gal va ten nueik. Bet visada malonu tą sužinoti, be abejo, bet tai nėra vėl tikslas. Aš nežinau, kodėl taip yra, asmeniškai mano gyvenime, gal aš per mažai ambicijų turiu kokių, gal su mano savivertė kas nors yra. Gal viskas gerai. Bet aš, man nėra kaip čia tikslas, tikrai, visada labai malonu, kai tai atsitinka. Bet, kad nėra tikslas. Man, pavyzdžiui, visą laiką labai sunku buvo tapatinti su vaidmenimis. Vadovas, vyriausiasis redaktorius. Bet tu gi aktorė. Bet čia yra darbas, ten tu tapatinėsi su vaidmeniu, tu iš jo išeini ir esi Elvyra, ar ne? O kai ten tave, pavyzdžiui, kviečia dėl to į tam tikras vietas. Nes tu statusas. Nes tu esi statusas, mane visą laiką, tai nuvargas man būdavo. Kas galbūt mažiau skaito, mažiau gal kažkur kitur panyra, tai mėgaujasi tokiais dalykais, kurie panyra į kažkokį tai bomondo ritmą, ar ne? Šių dienų visuomeniai tai kaip ir yra svarbu, žmonės kaip ir sąmoningai siekia tam tikrų tikslų, ten atsidurti tam tikroje vietoje ir tai čia nieko smerktino, jie šitokiu būdu irgi stato savo gyvenimą, išlaiko savo šeimas, ar ne? Tai tiesiog apie tam tikrą būdą būti turbūt, ar ne? Tai jis mano yra toks ir aš jam priekaištų neturiu. Man gerai. Viktorija, mes nieko, tu ją keletą kartų paminėjai, bet aš manau, kad tai yra labai svarbus, labai svarbi aplinkybė tavo gyvenime, labai svarbus, žinai, kaip sako, Saulė ir Mėnulis, ar ne? Taip. Ką tu apie ją mums šiandien galėtum pasakyti, jeigu turėtum tik nedaug sakinių ir jie turėtų būti labai talpūs? Tai jeigu reikėtų į vieną sakinį, tai aš pasakyčiau, kad Viktorija, mano dukra, yra tas žmogus, kuris gyvenime man padovanojo dovaną žinoti, ką reiškia visiškai besąlygiška meilė. Visiškai besąlygiška meilė. Tai yra didžiulė dovana. Dar norėčiau pasakyti, kad aš ją didžiuojuosi labai. Ir ne dėl kažkokių išorinių dalykų, o dėl to, kad jinai yra žmogus, kuris sugeba prisikelti iš mirties. Ta prasme, kuris žino, kuris turi tiek gyvenimo jėgos ir tiek tokią aiškę kryptį gyvenime, kuri ją išveda iš bet kokių sudėtingiausių gyvenimo situacijų. Aš nežinau, ko daugiau gali norėti mama. Nepasakysiu, kad man tai visada yra labai lengva. Man yra labai sunku neturėti jos šalia, bet mano besąlygiška meilė leidžia man tai ištverti. Tai yra, jinai ir mano mama yra dvi didžiosios mano meilės mano gyvenime. Aš iš savo mamos esu patyrus visiškai besąlygišką meilę ir tokią padovaną gavau iš pati kaip motina. Žinai, man atrodo, kad tu esi laimingiausias žmogus, su kuo man yra tekę kalbėtis. Aš esu laiminga, Gedai, tikrai. Sakėm, kad verksim.
Sunki ta laimė. Kartais labai sunki. Nu gerai, gana. Tai Ačiū tau. tau ačiū labai.